Pasmalsausime, kaip veikia šita 360 kamera. Turim kelis režimus. Galime pasirinkti, kaip žiūrėti. Tai yra žuvies akis vadinamoji, toks panoraminis vaizdas. Toliau gali būti vaizdas skaldomas į dvi juostas. Gali būti iškart visi 4 matymo kampai. Lygiai taip pat, lyg mes būtume sumontavę 4 kameras ties parduotuvės centru. Šita dalis turbūt įdomiausia yra. Tokia cilindrinė, sukasi, galime įsiskleisti. Galime tiesiog, kad kam to reikia, nežinau, bet taip gali būti. Galim pažiūrėti savo įrašus. Užkraunam ir mes matome, kur vyko judėjimas kažkoks, tarkim, žmogeliukas, o ta pačia nupieštas. Reiškia, tame vaizde buvo judesys, va ten matau tolumoj, vaikšto žmogus. Galime pasikeisti režimą. Štai. Mes matome vaizdą parduotuvėje. Galim turėti iškart visus 4 matymo kampus. Kaip minėjau, galime skelti vaizdą į skirtingas dalis. Ir taip matysim visą vaizdą esantį parduotuvėje. Kaip kam patogiau, taip tas gali žiūrėti. Išties įdomus sprendimas, puikiai tinka ofisui, parduotuvėje. Žinoma, tai galbūt nėra vienintelė kamera, jų reikėtų galbūt daugiau, bet bendram vaizdui, kas vyksta salėje, užtenka vienos šitos kameros ir puikiai atlieka savo darbą.